Sveiki visi. Pradedam daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos gatvė 5, negyvenamosios patalpos numeris 7, paskirties keitimo į gyvenamąją butą Vilniaus mieste, kapitalinio remonto projekto projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą. Tiksliau gal susirinkimo procedūra, viešinimo susirinkimą. Susirinkimas vykdomas nuotoliniu būdu. Moderuojamas UAB Senamiesčio projektai patalpose. Taip, susirinkimo pradžioje turėtumėme išsirinkti susirinkimo pirmininką ir susirinkimo sekretorių. Tai aš kaip dažniausiai siūlau save į susirinkimo sekretorius, o projekto vadovė Irma Krasnickienė siūlau į susirinkimo pirmininkus. Jeigu vis niekas prieš, tai... Viskas tinka gerai. Taip, gerai. Galim. Aš būsiu Miroslavas Radiūnas, statytojo įgaliotas asmuo. Susirinkime dalyvauja projekto vadovė Irma Krasnickienė ir matom patys statytoją poną Egidijų. Taip, prie susirinkimo šiuo metu daugiau neprisijungia suinteresuotų asmenų arba net neteikiau užklausų prisijungti. Tai susirinkimą pradedam įrašui, kad galėtų paskaityti vėliau pažiūrėti vėliau suinteresuoti asmenys arba viešinimo procedūrą tikrinantis pareigūnai. Taip. Taigi, pristatomi daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos gatvė 5 Vilniuje negyvenamosios patalpos numeris 7 paskirties keitimo į gyvenamąją butą kapitalinio remonto projekto projektiniai pasiūlymai. Pats pastatas, kuriame projektuojamas patalpos, yra Vilniaus miesto Senamiesčio teritorijoje, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčio archeologinėje vietovėje, Senamiesčio seniūnijoje. Tai gal dabar perduosiu žodį projekto vadovai Irmai Krasnickienė, kad jinai pristatytų projektinių pasiūlymų sprendinius. Gerai, tada gal pirmiausia, aš pabandysiu pasidalinti ekranu. Ar gerai matosi? Taip. Labai man gerai atrodo, ne per visą. O dabar, gerai ar ne? Man bent gerai matosi. Gerai. Tiniai pasiūlymai ir matau, kas dalyvauja. Viskas kaip ir gerai. Gerai, tai tada gal pradėsim nuo lokacijos, sklypo plano. Aš surasiu, kad būtų aiškiau. Taigi, projekto pavadinimas daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos gatvė 5, negyvenamosios patalpos numeris 7, paskirties keitimo į gyvenamąją butą Vilniuje kapitalinio remonto projektas. Statybos vieta, aišku, Raugyklos gatvė 5, butas 7, statybos rūšis kapitalinis remontas, statinio kategorija ypatingas statinys. Projektavimo pagrindas, užsakovo pateikta projektavimo užduotis, pritaikyti pastogę gyvenamai paskirčiai, numatyti pastogės natūralų apšvietimą ir suprojektuojant stoglus pastogiai. Taigi, pastatas Raugyklos gatvė 5 yra kampinis ties Raugyklos ir Pilačiosios gatvėmis. Čia matyti. Negyvenamos patalpos pastatas yra 2 aukštų su pastogė. Negyvenamos patalpos su pastogė numeris 7 yra sklypo viduje, kieme.
Čia šitas užštrichuotas namo gabalėlis. Pastato šiauriniame kampe, kuris buvo atstatytas 2022 metais. Antrame pastato aukšte patalpos yra. Patekimas į patalpas iš kiemo pusės per atvirą bendro naudojimo laiptinę ir atvirą galeriją. Tai čia rodyklytė yra laiptinė, užlipam galeriją ir patenkam į butą. Nagrinėjamos patalpos langas yra čia toks buvęs langas, orientuotas į pietinę uždaro kiemo pusę. Vėliau aš ten detaliau papasakosiu apie tą langą, kurį mes atveriam. Pastatas yra 480 kvadratinių metrų žemės sklype. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis kita. Žemės naudojimo būdas - daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklype yra remontuojamos daugiabučio gyvenamo namo raugyklos negyvenamos patalpos su pastogė ir pritaikomas gyvenamai paskirčiai. Taip. Pastato, dar aš gal nuotraukas labai norėčiau parodyti, kaip pastatas atrodė 20 metais ir kaip jisai dabar atrodo, nes jis praktiškai buvo griuvenus, dabar jisai yra atstatytas. Tai štai šitą nuotrauką matom, kaip atrodo dabar. Rodyklytė nubrėžta čia yra buvęs langas. Ir yra nuotrauka 20 metų, kur matyti iš vidinės pusės, dar kai buvo griuvenos, o čia šita lango anga puikiai labai matosi. Šiuo metu jinai uždengta. Yra dar šiek tiek nuotraukų. Tai buvo tada ir dabar. Ir dar šiek tiek nuotraukų. Iš kitos pusės, iš Raugyklos gatvės 3, man atrodo, sklypo pusės, kaip atrodė griuvenos ir dabar tiesiog švari siena. Taigi, pastatas apie konstrukcijas. Pastato sienos plytų mūro, perdanga tarp pastogės ir antro aukšto medinių sijų, stogo konstrukcija medinių gegnių. Stogo danga skarda. Ir kaip minėjau, 2020 metais buvo atliktas tvarkybos darbų projektas, avarijos grėsmės pašalinimas ir gautas tvarkybos darbų leidimas. Avarijos likvidavimo metu esama lango anga kapitalinė siena iš gatvės pusės uždengta putų polistireno plokštėmis ir užtinkuota. Na ir šiek tiek istorijos apie sklypą ir ten buvusius statinius. Tai čia yra posesija 1191, susiformavo 18 amžiaus pradžioje. Atsiprašau, Irma, aš dar paminėsiu, kad tie tvarkybos darbai avarinio stovio likvidavimo jie yra užbaigti ir pakeitimai registruoti registrų Taip, centre. užbaigti ir registruoti. Taip. Taip, 1753 metais vyskupo ir jurisdikos inventoriuose posesijos mūrinis užstatymas pavadintas dvareliu. Ir 1801 metais inventoriuje taip pat minimi mūriniai posesijos statiniai. O 1808 metais Vilniaus miesto plane posesijoje pavaizduoti 2 ilgi mediniai pastatai. 37 metais jau stovėjo mūrinė karčiama ir užvažiuojami namai.
Tada 45 metais valdoje prie tuometinio raugyklos skersgatvėje stovėjo U raidės formos mūrinis namas, o kiemo gilumoje mediniai flygeliai. XIX amžiaus 8 dešimtmetyje namus rekonstravo, prie tuometinio plačiojo skersgatvio buvo pristatytas ilgas 2 aukštų mūrinis korpusas. Tai čia būtų, jeigu žiūrint plane, tai šita vieta. Tai kuris buvo nugriautas 1882 metais. Ir tada 1928 metais pagal statybos techniko Duboviko projektą buvo atliktas kapitalinis remontas. 35 namą nusipirko skardininkas Guričius ir 41 metais namą nacionalizavo. Pokario metais buvo nugriautas korpusas prie plačiosios gatvės ir dabar jau mes turim vaizdą jau tokį, koks po nugriovimo. Ir 2019 metų vykstant statyboms sklype Raugyklos gatvė 3 buvo dalinai demontuota avarinės būklės namo šiaurinė dalis. Tai čia ir eina kalba apie tą dabar jau atstatytą namo dalį. Ir buvo surinkta ikonografinė medžiaga, kurioje akivaizdžiai matyti, kad yra buvęs tas langas, jisai suprojektuotas ir šičia 1928 metų rekonstrukcijos projekte jisai figūruoja. Todėl mes jį ir lengvai galime atstatyti. Tada iš paveldosauginės pusės jau minėjo, kad pastatas yra vertingoje teritorijoje Vilniaus senamiesty, taip pat yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesčio archeologinėje vietovėje. Ir pats pastatas yra įtrauktas į kultūros paveldo registrą pavadinimu namas, kurio kodas 440038. Tai įtrauktas į registrą 19 metų Liepos 30 dieną, objektas pavienis ir nustatytos namo vertingosios savybės, visų neminėsiu, paminėsiu tik tai, kas mums aktualu. Tai stogo forma daugiašlaitė, kiti stogo elementai tinkuotų plytų mūro dūmtraukių tipas, aukštų išplanavimas kapitalinių sienų tinklas, fasado stačiakampės plyštinių sąrangų langų ir durų angos, fasadų apdaila ir puošyba, fasado tinkas jo tipas, medinės stogo konstrukcijos tipas, statinių ir kitų medžiagų gaminiai, langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymų tipas, varstymo būdas, vidaus patalpų sienų ir lubų tinkas ir tinko tipas. Ko gero, čia yra tie pagrindiniai tokie išvardinti, kurių mes stengiamės nepažeisti ir išsaugoti. Taip, tada toliau apie projekto pačius sprendinius papasakosim. Pastato planai, fasadai ir pjūviai matom dabar.
Taigi, numatomas gyvenamosios patalpos numeris 7 pritaikymas gyvenamai paskirčiai. Pirmame lygyje planuojamas koridorius, sanmazgas, bendra patalpa, svetainė su virtuve. Pastogėje planuojamas miegamasis, atliekant patalpų kapitalinį remontą. Čia yra patekimas į butą, koridorius, sanmazgas, svetainė ir mūsų atstatoma anga. Neatstatoma, jinai yra realiai ir esama, čia tik tais belieka lango gaminį įstatyti. Tai pirmame planuojama buto lygyje atidengiama esama anga, šiuo metu užpildyta putų polistireno plokštėmis. Esama angoje įmontuojamas lango gaminys, medinio rėmo su stiklo paketu, namui būdingo T formos skirstymo, kaip nurodyta vertingosiose savybėse. Tuomet formuojama sanmazgo patalpa, atskiriant naujomis gipso kartono pertvoromis. Įrengiama perdanga tarp antro ir pastogės aukšto, medinės sijos tarp aukštų esamos, jos išsaugomos. Tada projektuojami lengvų konstrukcijų laiptai patekimui į pastogės aukštą. Pastogėje projektuojami 2 tūriniai švieslangiai matyti ir šviesos tunelis, kad truputį pagauti šviesos ties laiptais, ties patekimu į antrą lygį. Pastogėje projektuojami laiptai, taip, ir čionais, ko gero, viskas išlaikoma. Stogo dangos tipas, skarda paliekama tokia pati, išsaugomi ir dūmtraukiai, ir sijos, tiesiog pritaikoma buto paskirčiai. Tai jeigu apie tas vertingasias savybės ir kad pagrįsti, ar jos yra nepažeidžiamos, tai galėčiau pasakyti, kad projektiniais sprendiniais pastato išoriniai gabaritai nedidinami ir nekeičiami, pastato karnizo aukštis bei karnizo lygis įrengiant pastogę taip pat nekeičiami, stogo danga keičiama į tokią pačią, valsuotą skardą, tinkuoti plytų mūro dūmtraukiai nekeičiami, išsaugomi. Kapitalinės sienos neliečiamos, irgi išsaugomos, esamas išlikęs tinkas ant sienų išsaugomas, sienos dažomos vandeniniais kvėpuojančiais dažais. Fasadai keičiami labai minimaliai, įrengiant lango gaminį esamoje ir istoriškai visada buvusioje lango angoje. Parenkama namui būdinga T formos lango skirstymas. Saugotinos gatvės išklotinės išsaugomos, neliečiamos, nes mūsų korpusas yra toliau gilumoje kiemo. Projektuojamų tūrinių stoglangių langų matmenys numatomi mažesni nei fasaduose esantis langai, tai atitinka stoglangių senamiestyje įrengimo taisyklėms. Ir tai būtų, ko gero, viskas apie vidinį ir išorinį išplanavimą šito pastato. Tai dabar gal dar truputėlį galima užsiminti apie parkavimą sklype. Taigi, gyvenamo pastato paskirtis nekeičiama, išlieka daugiabutis gyvenamas namas. Automobilių parkavimo vietų poreikis, kadangi atsiranda papildomas butas, padidėja vienu automobiliu. Esamos nurodytos kitos paskirties patalpos plotas sudaro 33,43 kvadratinius metrus.
Taigi bendras daugiabučio gyvenamų butų skaičius yra 4 butai, tai bendras automobilių esamas vietų skaičius yra 4 automobiliai iš viso. O po paskirties keitimo atsiranda 5 automobiliai, tačiau pagal STR punktą galima mažinti koeficientų 0,25 ir padauginus gaunasi iš 5 parkavimo vietų, tai 1,25 vietos, tai viena parkavimo vieta. Šiuo metu sklype yra esamos 3 parkavimo vietos, taigi esamų automobilių parkavimo vietų skaičius yra kaip ir pakankamas. Esamų automobilių parkavimo schemą matom plane. Čia aš pažymėjau grynai esamas vietas. Tai mes naujų parkavimo vietų neprojektuojam. Ir kas labai svarbu, tai apželdinimas ir medžiai sklype. Apželdinimo sklype tokio kaip ir nėra. Yra sklypo danga skalda ir yra vienintelis medis pažymėtas žaliai čia šone. Tai beržas, grynai ant sklypo ribos augantis, tai mes jį išsaugom, nieko su juo nedarom. Įtakos kažkokios medžiai tikrai nebus, nes žemės judinimo darbų sklype neatliekam. Tai ko gero, galiu tik tai dar paminėti, kad sklype yra saugoma susidariusi kiemo struktūra, saugomas kultūrinis sluoksnis, vadovaujantis Raugyklos gatvės 5 apibrėžtų teritorijos ribų planu, galimas ir buvusio užstatymo atkūrimas, tai kur minėjau, šičia buvęs užstatymas. Todėl sklypo sprendiniai nekeičiami ir išsaugomi esami. Taip pat sklypo reljefas lygus, peraukštėjimų nėra, reljefas irgi nekeičiamas. Visi darbai atliekami nuosavybės ribose, tai yra 2 ir pastogės aukšto lygyje. Ko gero būtų tiek. Gal tuomet pridėsiu, kad žemės sklypo užstatymo būdas yra perimetrinis pasisėjimas, atrodo, taip? Taip. Užtat, dažniausiai pasitaikantis senamiesty. Taip, užtat atstumai automobilių saugojimui nereglamentuojami. Kaip ir kiemo sprendinių daugiau nekeičiame. Bet iš esmės sąlygos yra dislokacija pati palanki, taip sakant, gyventojų poilsiui ir vaikų, taip sakant, žaidimų aikštelės yra greta Rūdininkų skvere, gan plačiai išplėtotos. Šalia pastato yra taip pat dar kelios papildomos vaikų aikštelės žaidimo. Yra skveriukas, taip sakant, greta, tai tokios kaip ir pačios visos tos gyvenimo sąlygos yra gan tinkamos. Dar norėčiau paminėti, kad visais visuomenės informavimo, taip sakant, skelbimais, visuomenės informavimo skelbime nurodytais būdais gavom berods vieną užklausimą iš gretimo pastato gyventojo. Jisai teiravosi dėl balkono įrengimo, kas nėra projektuojama šituo etapu, o bus sekančiu etapu.
bet jam Ir teiravosi, ar buvo. dėl lango angos, bet buvo, buvo atsakyta, kad surinkta istorinė medžiaga ir anga akivaizdžiai matyti ir dar kaip buvo griuvėsiai toje vietoje, yra fotofiksacija, kad šita anga yra esama buvusi ir tai atsakėm į klausimą. Taip, jis iš esmės ir teiravosi, ar tai pagrįsta istoriniais tyrimais, o būtent šitie keitimai sekančiam etape istoriniais tyrimais yra pagrįsti. Istoriniais ir architektūriniais. Šita ikonografija, jinai ir viešai prieinama, ją galima pamatyti kultūros paveldo puslapį, kultūros paveldo registre, prie priedų yra. Tai tuomet bendrai turbūt pasakysiu, kad vyksta daugiabučio gyvenamojo namo Raugyklos gatvė 5 Vilniuje, negyvenamosios patalpos numeris 7, paskirties keitimo į gyvenamojo butą projektinių pasiūlymų viešinimo nuotolinis susirinkimas. Susirinkimas jau vyksta beveik pusvalandį, 27 minutės. Prie susirinkimo yra prisijungę susirinkimą vedantis asmenys, statytojas, daugiau jokių asmenų suinteresuotų prie susirinkimo prisijungti nemėgino. Prašymų neturime. Tai susirinkimas vykdomas įrašų, taip sakant, istorijai. Siūlyčiau tuomet daryti kaip ne pertrauką, o vykdyti susirinkimą toliau. Gal tuomet Irma uždėk ar antraštinį lapą, ar sklypo plano kažkokį, tai gal ir šitą galima. Tai gal paliksiu šitą. Palikti ir tiesiog laukti pagal reglamentą. Viešinimo susirinkimas turi vykti ne mažiau kaip valandą, kad galėtų suspėti prisijungti suinteresuoti asmenys. Ir lauksim, gal kas nors pasiprašys prisijungimo ir užduos klausimų, pageidavimų ar pastabų kažkokių, tai tuomet bandysime atsakyti. Jeigu ne, tai prieš 16 valandą tuomet dar kartą visi prisijungsime ir užbaigsime viešinimo susirinkimą. Tai, manau, kol kas tiek. Gerai, tuomet palaukim. Gerai.
galėtų atsakyti. Dar kartą visiems sveiki. Priminsiu, kad vyksta daugiabučio gyvenamo namo Rugyklos gatvė 5 negyvenamosios patalpos numeris 7 Vilniuje. Paskirties keitimo į gyvenamąją būtą kapitalinio remonto projektinių pasiūlymų viešinimo nuotolinis susirinkimas. Pagal reglamentą susirinkimas turi vykti valandą. Susirinkimo liko 5 minutės, jeigu taip jau minimalų reglamentą susirinkimo išlaikyti. Susirinkimo pradžioje išrinkome susirinkimo pirmininką projekto vadovę Irmą Krasnickienę, susirinkimo sekretorių mane Miroslavą Radiūną, statytojų įgaliotoją asmenį. Prie susirinkimo prisijungė statytojas ponas Egidijus. Per beveik visą valandą vykstantį susirinkimą nepageidavo prisijungti joks kitas suinteresuotas ar nesuinteresuotas asmuo. Susirinkimo pradžioje buvo pristatyti projektinių pasiūlymų sprendiniai, išsamiai papasakota istorinė raida pastato ir planiniai sprendiniai ir žemės sklypo sprendiniai, kurie iš esmės nekeičiami. Tai susirinkimo garso įrašas ir vaizdo įrašas liks, manau, projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą tikrinančių specialistų peržiūrai. Konstatuosiu, kad projektinių pasiūlymų sprendiniais visuomenė ir suinteresuoti kiti asmenys nesuinteresuoti. Iki susirinkimo pradžios buvo gautas pagal viešinimo skelbimą tiksliau gauta viena užklausa, kurioje kaimynas šio žemės sklypo pasiteiravo dėl įrengiamo lango, atstatomo lango ir atstatomo balkono. Ar tai istoriškai pagrįsta tyrimais? Jam buvo atsakyta, tyrimai yra, jie viešai prieinami Kultūros paveldo departamento puslapyje. Daugiau jokių prieštaravimų ar pageidavimų, ar klausimų raštu, telefonu ir viešinimo susirinkimo metu nebuvo gauta. Tai dar kokias 5 minutės pabūsime prisijungę prie nuotolinio susirinkimo ir jeigu daugiau nieks neprisijungs, o panašu, kad taip, viešinimo susirinkimą baigsime. Tai tiek.
Tai kągi, viešinimas susirinkimas daugiabučio namo Raugyklos gatvė 5 negyvenamosios patalpos numeris 7 paskirties keitimo į gyvenamąją butą Vilniuje kapitalinio remonto projektiniams pasiūlymams baigėsi. Dabar yra 16:02. Viešinimo susirinkimas vyko apie valandą. Kaip minėjau, prie susirinkimo nebuvo prisijungę suinteresuoti asmenys. Tai susirinkimą baigiu. Ačiū visiems dalyvavusiems. Ačiū. Ir gerų švenčių. Gerų švenčių visiems viso.